Sveiki, šiandien yra antra lašišų išvykos diena. Pirmą dieną turėjau lašio kibimą atsipurtę ir po to vaivorykštę vieną mažiuką pagavau. Kolega taip pat vaivorykštę ir lašį nusileido. Nedidelį, bet veiksmo šiek tiek buvo. Kiti 3 gaudė kitoj upiai, ar net 2. Kiti 2 jo gaudė kitoj upiai, iš vis neįkibimo. Žuvies mažai buvo iš tikrųjų, vandens lygis didelis, todėl aš pasirinkau šiandien pasėdėti su meškeryte gana ramiai. Galvoju, vandens lygis leisis, bus geriau kitom dienom. Šios dienos tikslą turiu pagauti eršketą apie 20 kg. Seksis, nesiseks, aišku seksis. Bent mažiuko tai tikrai pagausiu. Ir tiesiog parelaksuosiu šiandien. Tikiuosi hebra bent vienas pagaus kokį 10 kg. Ramu, nieks netrukdo. Karpinė meškerytė. Ką man čia įsiūlė? Ne, alaus nesiūlėme. Peletė 16 mm. Skonis tai atrodo kaip šunų maisto, toks kvapas. Tai va, girdėjome vardį žiauriai faina. Gerai viskas laiko, aštrus, skanu. Matysim, kas bus. Tai ką, sušalo? Šiaip tai yra, bet ne ką gero, nepatinka. Čia man buvo pasižymėjęs vietą vakar vakare vieną, šiaip 2 vietas pasižymėjau, bet iki tos vietos pavažiuoti reikia, neapsimoka ant tokio gabalo. Bet tai ten eini ir droži, ten nėra ką žymėtis, kai nesi buvęs. Nukapojam škarpėlės, čiumpam peletę. Lašišoj gaudyt? Pats gaudyk, aš spėsiu. Tai aš norėčiau. Kaip startas? Ką startas? Nematau laimikio. Eik čia. Laimikio? Draugą turi? Nu, čia, pastrauk nuo meškerės. Ateik. A vietinis čia? Aha. Jo, startas. Žvėtas. Gersa, ne? Tas yra landas. Oi, kaip faina. Vakar žiauriai pavargau, žinai, vėlai, kai atvažiuoju. Pavargsti. Oi, dar žvėjoti. Jo, tai 11 valandą tam pažvėjojęs 4 valandas. Na, ačiū ir sakau. Wait a minute. So he's not pulling it out, so we don't want to ruin the spot where we have the food. But you can see he's still there. Yeah, I see. Then he can do like this. And then you see, now he starts pulling. Yep. And take and yeah, strike. It's yours. Can you handle it? Do that. Be careful. Yeah.
That one can hit you very hard. Now you're plus 40. Now you're going closer to 50. They are one of the smallest in the lake. And these are the ones that get you wet. Lašišą trauki. Jo. Gyvenimo gal žuvį traukiu. Čia, kad jo, gyvenimo žuvis bus. Monstras. Opa, geras. Geras. Čia man mešką reikės traukti. Arba iki šono labiau. Pradžiai galim pažiūrėti. Išdaužiai mano meškerės. Geras pašiukas, ne? Nu bus 30. Gal daugiau. Labai einam krūmus. Aš jau prie pat jau, ne? Nu, netoli. 20 15. Блядь. O! Tau reikėtų jau čia ištraukti. Metiau. Nu tu zajebala, kodėl pas mane? Nu aš tau technik naudos irgi. Aš sugebėjau valą įsipainę, tai jisai buvo užkybęs. Šaunuolis. Labai man padėjai, žinai. Kartais kai pasileidži daro, ką nori. Čia jam sakė? Tu man trukdai žvejot, aš per tą negaliu pagauti. Eik, tu nafi koks aligatorius. Nėra. Nėra? Ne. Ai, bet tai žvėja. Reikia palaukti dar biškį. Žuvį, davai. O, turiu. Aha. Eik, tu nafi, tu man reikia tau dabar. Palauk, da savo kibimą. Žiūrėsi, kaip čia supinit, blėt. Pas tai vėl geras? Nebe toks. Tai aišku, nebe toks, gal bet. Čia tai sakė, tai plaukė. Na, čia lyg. O, blėt, jis da, pašau šit. Mano eilė. Reiškia, man pasisekė. Na. Aš bent to žuvį pakirtau. Kaip nekaip, bet... Būna. Tavo? Man. Šauk nahui, blėt, volka. Nupjaus valką traukime. Nu ką, tu ilgai kasi, griauši. Tai ponas ir prašom. Palaukime, padėk. Galėjai ir man padaryti koinę. Bent iš savo. Dėl kvapo Dėl kvapo tai tikrai būtų paėję. tikrai būtų žuvys atėjęs.
Vėl kirkšnis mėlyna abu. Yra kūdrai vienas vardu velnio nuotaka. Kartais jį pavyks ištraukti su 5-6 kabliais burnoj. Wow. Jis visus išdali. Pradžiai labai greit link tavęs varo, paskui apsisuk ir visų gazų nešku dašį. Ir visiems trūks vavai tuo metu. Yeah. O, Oi. kas čia? Per aparatai tokie krokodilai. Geras, šiandien geras. Vėl. Nežinau. Viską. Kai burnytė monstrą, ką? Ūsai kokie. Ir laimingas žvejys. Eik tu savo. Tai kaip tokia žuvis, kokia kova, ką? O, turiu, tai mano eilė jau čia. Dabar mano eilė. Eik savo, tu su savo eilėm. Rachmainovas. Trau, ką tu čia? Man vakar taip buvo, kad to zapisa. Prieinu, laukiu, tu kelią pamišti. Sako, lūpkas iš to išgašio. Tam kažkai jas pušė. Blėt, sako, rolka. Bet tai gali visai būna, ne? Dažniausiai būna, kažkas pasako, trauk, iš tos inercijos pasiimi ir pristušė rolka. Nu nahu, taip sakei, blėt. Nu, fiskė hortas, taip, visą. O ką neturi? Ja, tu buvo. Opa. Wow. Kirs. Ne, jau. Monster fish. Grūmus. Ne. Nu ką, ačiū už kovą, paleisim. Gyvenimą žuvis. Ate, ačiū už kovą. Kaip emocijos. Jau pasigalėjau net paviršiai. Monster fish. About 38, 39.
should be 58-59. 38-39. Looks like. What do you think when you feel it? Yeah, we decided something maybe 40 plus. Yeah, can also be. It's usually low weight is 37, 36, 37, up to 44. Because a sturgeon, he can lose in 24 hours. He can lose 8% of his weight if he one time shit and gets dehydrated. Then he loses 8% Okay. of his whole weight. And if he's 40 kilo, he will lose 8%. About 5-6 kilo he can lose just by taking a shit. It would be nice if I go to the toilet with 72 and come out with 66. I would be very happy. Yeah, me too. If I can lose once 20 kilos. Yeah, it would be nice. I think it would hurt a little bit in the back end, but it would be nice to get rid of it. Yeah. So it was 183 centimeters. Yeah, then it is gizmo. Then I would think about the 40, 41, between 38 and 44. And what's the kind? Which kind? Beluga. 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 Very expensive. That's The special eggs. caviar. Yeah. But this one don't make caviar. It's a man. Yeah. It's sad. Yeah, if he would make the caviar, then we have to buy it not per kilo, some per 100 grams. But it's only male, all Beluga, yeah. All Because beluga. female beluga, they don't sell them by kilo, they sell them by 100 gram. And 100 gram costs $2,600. So if a 50 kilo beluga, then it costs 10 million Danish kroner. If it's a female. I could see me. Yeah, because she can make the eggs, and the eggs cost about $5,000 per 100 gram. And she makes about 15 kilo every year. Kokias babkės. Baisu. But then you have to have a fabric that can freeze her down, so you can open it, take it out, close her again, and put her out again. Like in Russia, they just Yeah. give you a go out. Now they make operation. It's a big operation. Yeah, maybe. They freeze from here, the skin. They freeze it from here, only the skin. And then they cut it open. And then they take the eggs out very carefully. It's Like like still a live fish. fish is still alive. Yeah. They make them. And then they take some tacks, some metal. Closer again. I saw in the video how you And do then that, she gets up to about plus 2-3 degrees warm, and then she's totally awake, and then out again. Meškerė per linkus, wow. Neina, nei pirmin, nei atgal dar. Eina. O, blemba, kur nuėjęs. Eik, tu savo, jis mane surinks net. Gali būti, nu. Girdi. Tu palaikyk, aš savo irgi ištrauksiu. Kiam pliusas buvo telefonas atėjo, eina naktį, laimės žmogus turėjo. O. Pizda tada važiuoju, viskas jau. Opa. Ką mamulė? Ir tavo ačiū už kovą. Jėga. Tigrusis. Nu, iki sekančio. Ble, tik tai naktį. Ate? Minutę laiko. Uhu. Minutę laiko buvo, ne?